Atėję į Seimą konservatoriai 2020 metais ėmėsi aktyvios pertvarkos lošimo paslaugų rinkoje. 2021 metais jie gegužės mėnesį bandė reguliuoti arba bandė sustabdyti skatinimą lošti, apriboti skatinimo priemonės. Vėliau rudenį jie bandė skatinti konkurenciją spalio mėnesį. Gruodžio mėnesį bandė iš loterijų perimti skirstimą paramos pinigų sportui. Jeigu lygintumėm duomenis 19 metus prieš pandeminius, kurie rodo būseną iki tol, ir 22-uosius, kurie jau galima sakyti po pandeminiai įrodo tikrą padėtį naujoje situacijoje, po pandeminėje lošimų paslaugų rinkoje, matom, kad paslaugos arba vartojimas padidėjo apie 90%. Kitaip tariant, konservatorių vadovaujamos koalicijos pastangos didžiąją dalim buvo perniek. Jeigu lygintumėme, kas augo ir kaip augo, matom, kad didžiausią dalį augimo sudarė nuotoliniai lošimai. Jų vartojimas padidėjo 163%. O jeigu paprastais skaičiais, nuo 622 milijonų iki net 1,6 milijardų eurų. Augo ir loterijos. Jos padidėjo 18%. Tuo tarpu antžeminiai lošimai praktiškai stovėjo vietoje, ir jų augimas tesudarė 5% lyginant 19 ir 22 metus. Jeigu lyginam, kas darėsi antžeminiuose lošimuose, matom, kad priešingai negu nuotoliniuose, čia situacija ganėtinai stabili. Iš esmės visos lošimo paslaugų rūšys, kurios mes galime gauti ant žemės arba antžeminiuose taškuose, rezultatai jų stabilus. Jų veiklą lenkia netgi loterijos. Vienas iš tikslų skatinti konkurenciją, kurią deklaravo konservatoriai 2021 metais. Didinti dalyvių skaičių, didinti lošimo paslaugų prieinamumą. Savaime tai buvo prieštaravimas ankstesniam ribojimui skatinti. Tačiau jeigu žiūrim atgalios, mes matom, kad iš esmės ir šis tikslas patyrė fiasko. Jeigu žiūrėtumėme rinkos statistiką arba lošimo vietas ant žemės, matome, kad po reformos išnyko 35 lošimo automatų salonai, 17 lažybų punktų ir vieni lošimo namai. Šie pokyčiai vyko 22 metais, kitaip tariant, jau kitais metais po įgyvendintos reformos. Šie pokyčiai pasireiškia išnykosiomis darbo vietomis. Skaičiuojama, kad daugiau negu 200 darbo vietų išnyko, jų nebėra. Jeigu vertintumėm atskiras bendrovės, matome, kad net 2 iš jų atsisakė antžeminių lažybų licenzijų. Visiškai kitokia situacija darosi, kai mes žiūrime į pelno rodiklius. Pelnas koncentruojasi ir matome besikuriant 2 monopolius. Loterijų rinkoje tas de facto jau yra senai, kitaip tariant, dominuoja 2 bendrovės, kurios valdo 99 ir daugiau procentų rinkos, tai yra Olifėja ir EU Loto, kurios yra susijusios per akcininkus. Trečias dalyvis užima 0,03, kitaip tariant, 0,03% rinkos dalį. Na, tiesiog dėl vaizdo. Panaši situacija klostosi ir azartinių lošimų rinkoje, kur pelnas koncentruojasi Top Sport rankose. Beveik 70% pelno dabar valdo būtent ši bendrovė. Visi kiti rinkos dalyviai tenkinasi smulkiomis dalimis. Todėl šioje laidoje ir aptarsime, kokia situacija šiandien rinkoje, kaip į tokią rinką mes patekome, ką tai reiškia valstybei ir vartotojams. Ir žinoma, kokie galimi sprendimų būdai. Kokią situaciją mes matom iš finansinių atskaitomybių duomenų? Kitaip tariant, tie duomenys, kurie rodo jau ne tik tai lošimo oficialią statistiką, bet ir atskirų bendrovių rezultatus. Ką mes matome 22 metais? Mes 22 metais matome iš esmės tas pačias tendencijas, kurias matėme jau eilę paskutinių metų, kad rinkoje, reiškia, lošimų per nuotolinių lošimų dominavimą, visiškai užvaldymą, dominuoja viena bendrovė, UAB Top Sport. Apie jos šitą pasiektą rezultatą mes pakalbėsime šitoje laidoje toliau, kaip tai buvo padaryta, kieno sąskaita, kas ką darė ir, kaip sakant, kas iš to gavosi. Loterijų sektoriuje faktiškai, nežiūrint to, kad dirba 3 bendrovės, kaip jūs ir minėjote, reiškia, viena 0,03% turi, kita ketvirta, reiškia, sausio mėnesį 23 metų paprašiusi prieš tai, kaip sakant, panaikinti jai licenciją ir sausio 5 dieną 23 metų Žalgirio Loto, kuri rinkoje dirbo 30 metų, tyliai, reiškia, buvo uždaryta. 2 likusios bendrovės yra susijusios per savininkus, per galutinius naudos gavėjus, tai yra Olifėja ir EU Loto, ir trečia bendrovė tų pačių asmenų yra
Perlas Network, jos aptarnaujanti. Štai tokią mes iš esmės situaciją turime, kai loterijų rinkoje faktiškai 100% yra užvaldžiusi iš esmės viena grupė bendrovių, kurių dalis yra praktiškai 100%. Bet dalis kritikų sako, tai čia viskas normalu. Tiesiog laisva rinka, kaip susidėliojo, taip susidėliojo. Koks valstybės rolė? Kur čia valdančiosios koalicijos politikų rolė? Kur turėtų būti įrankiai tai situacijai valdyti? Reikia suvokti tokį dalyką, kad tai susiformavo ne savaime, o susiformavo, reiškia, pagalba tam tikrų institucijų tylėjimo. Tai yra finansų ministerijos, reguliatoriaus, taip vadinamo, Lietuvos Respublikoje ir lošimų priežiūros tarnybos prižiūrėtojo, reiškia, dėka. Vieni pražiūrėjo, reiškia, kiti nieko nedarė. Tai turim tokią situaciją, kuri valstybėje, aišku, neša milžiniškus praradimus, taip. Ir, reiškia, ta situacija buvo jau matyti senokai apie tai buvo signalizuojama, bet absoliučiai nieko nebuvo daroma. Čia panašiai kaip, sakykime, kažkokia piktybinė liga, onkologinė, sakykime, ar ne, jinai plėtojosi, tačiau, reiškia, niekas nesijėmė jokių priemonių, bent jau ją sustabdyti, įsiaiškinti ir keisti. Kai mes žiūrim į rinkos situaciją arba struktūrą, lyginant 15 ir 22 metus, mes matom, kad, pastaraisiais ypač pandemija pradėjo spartėti ir toliau 21, 22, 23 sparčiai auga nuotolinių lošimų dalis. Kuo tai pasireiškia lošimų struktūrai? Kuo kitaip lošimą, jeigu galima pasakyti? Jūs labai uždavėt gerą iš tikrųjų klausimą, man jisai labai patinka ir yra labai gera proga paaiškinti, kaip sakant, auditorijai, kas atsitiko. Per nuotolinius lošimus, per jų, reiškia, milžinišką prieinamumą ir per jų struktūrą, kurioje dominuoja konkrečiai neriboti lošimai, tai yra statymai, laimėjimai vienkartiniai ir milžiniškas greitis. Šitas sudarė, reiškia, tokią rinkoje situaciją, milžinišką azartą, kad, reiškia, būtent šitas posektorius nuotolinių lošimų, taip vadinami A kategorijos automatai, kurie civilizuotose šalyse naudojami išimtinai tik lošimo namuose ir jų skaičius antžeminiuose lošimų namuose yra pakankamai mažas Europoje. Dabar, reiškia, nuo vos kelių procentų, sakykime, 2015 metais šitas nuotolinių lošimų posektorius faktiškai yra dominuojantis visoje rinkoje. Jis užima daugiau nei pusę rinkos. Mano galva, tai yra katastrofiška padėtis. Kitaip tariant, kas antras statymas atliekamas nuotoliniam A kategorijos lošimų automatui. Būtent. Ir šito nepastebėti buvo neįmanoma. Dėl to akivaizdžiai žmonės išleidžia žymiai daugiau. Mes dabar kalbam apie procentus, reiškia, kaip jie čia mutavo tie procentai ir didėjo nuo 2015, kai, reiškia, nebuvo nuotolinių ir kaip jie dabar atsirado. Matome paprastai, kad vien tik tai per paskutinius 3 metus, reiškia, statomos sumos padėjo milijardų. Nuo 600 milijonų eilės padidėjo iki 1,6 milijardo. Reiškia, 23 metais dar 30% palyginus su 22. Tai man tas aiškiai indikuoja, kad iš tikrųjų rizikos mastai, reiškia, išleisti žymiai daugiau pinigų, kas ir vyksta, tikrai indikuoja akivaizdžias, jeigu nesamas, tai tikrai būsimas problemas. Tai iš esmės keičiasi pats vartojimo pobūdis, ne? Taip, jūs visiškai teisus. Iš esmės iš laisvalaikio formos, kur žmogus atėjęs išleidžia nedidelės sumas, turi nuo to malonumą visais atvejais, ar jis pralaimėjo, ar jis laimėjo, jo labiau. Tačiau kalba yra ta, kad yra žymiai mažesnis azartas, gali ilgiau praleisti laiką su ta pačia pinigų nedidelė suma. Laimėti. Jei pralaimėjai, supranti, kad tą dieną pralaimėjai, tačiau neįmanoma palyginti. Tai dabar, jeigu, turiu omeny vieną su kitu tą situaciją, tai jeigu mes pažiūrėsime diagramą atitinkamą, taip, tai mes aiškiai pamatysime, kad yra visiškai priešinga situacija, negu buvo triubinama 20 metų. Tai buvo triubinama taip, kad visi yra vienodai blogi. Kokie lošimai labiau yra rizikingesni?
Čia turbūt labai svarbu atminti vieną faktorių, kad niekas nepradeda lošti, būdamas jau probleminiu arba to priklausomu lošėjų. Nes kartais girdime pasisakymą, kad šita rūšis labiau rizikinga, šita mažiau, sunku atsakyti. Tai čia buvo geniali frazė buvusio valstybinės lošimų priežiūros komisijos pirmininko Česlovo Kazimiero Blažio ir jinai iki šių dienų, kaip sakant, buvo išnaudojama ir vartojama ir tik dabar jau aiškiai matos, kad lošimų priežiūros tarnyba visgi jau pozicionuojasi visgi šiek tiek į... Kad skirtumai atsiranda tarsi. Nes jau nebeįmanoma nematyti to, ką visi matome. O visi matome, kad, reiškia, tie B kategorijos, sakykime, automatai nuotoliniai erdvėjai, reiškia, tie užima statomose sumose 0,9%, reiškia, kai tuo pačiu metu, reiškia, A kategorijos virš 60, nuotolinė erdvė. Tai jūs galite įsivaizduoti, kaip Lietuvoje žmonės, infantiliai, reiškia, supranta A raidę, B jiems nepatinka. Raidė, tiesiog, kadangi visi vienodi. Tai turbūt jau nieks nebepatikės, kad lošimo automatai yra vienodi. Tai tą mes aiškiai pamatėme todėl, kad tos sąlygos prieinamumo visų kategorijų nuotolinių lošimų rūšių prie visų yra visiškai vienodos. Net nepadeda, kad lažybos ir B kategorijos automatai, sakykime, ir totalizatorius buvo, dabar jau jo nėra, tai yra nuo 18+, o kazino lošimai 21+. Tai net šita dalis jau nebepadeda. Šita lengvata, aiškiai matome, kas yra kas. Kitas momentas yra su lažybų punktais. Tai aiškiai taip pat matome, kad lažybų punktuose nuo 15 metų, reiškia, pajamos sumažėjo lygiai 2 kartus. Iš 22 milijonų teliko 9, taip, o aplamai, reiškia, lažybos padidėjo lygiai 2. Tai reiškia, 2/3 pajamų mutavo ir nukeliavo į nuotolinę dalį. Iš antžeminės veiklos persikėlė į nuotolinę. Tai čia yra ne kas kita, o prieinamumo, reiškia, milžiniško prieinamumo dėka, kai žmogui nebereikia niekur vaikščioti. Paslauga ateina pas žmogų į namus, į darbo vietą, į banką jo sąskaitą ir panašiai. Turime tokį rezultatą, ko pasekoj, reiškia, jau kai kurios institucijos jau kalba, visa kita, tai tą viską mes matome. Teks pakalbėti mums rimčiau. Jeigu žiūrėtumėm į duomenis ir lygintumėm vėlgi 15 metų situaciją ir 22 metų situaciją, ne? Jeigu prie nuosaikių arba sąlyginai nuosaikių lošimų mes priskirtumėm antžeminės lažybas ir B kategorijos salonus, mes matom, kad 15 metais jie kartu sudarė kažkur 77-78%. Kitaip tariant, 3/4 rinkos. Dabargi, ką mes matom, kad jų teliko bendroje visoje ir nuotolinių ir antžeminių rinkoje vos 15%. Kitaip tariant, tų nuosaikių lošimų dalis sumažėjo 5 kartus, ne? Ir tų nenuosaikių dabar yra 85 su viršum procentų. Ką tai rodo, arba kitaip tariant, kaip mes turim vertinti, ta prasme, nes tas pokytis nuo 15 metų įvyko, 8 metai, ne? 16, 17 iki pat dabar, iki 23. Ar galim suvesti kaltę į kažkokią tai vieną politinę organizaciją, vieną politinę partiją, vieną kažkokią instituciją, kuri nematė, ar tai vis dėlto visos politinės sistemos arba kelių ir skirtingų partijų veiklos rezultatas? Man, žinot, jūsų kalba labai primena tarybinius laikus, suprantat, kaip kalbėjo partijos ir vyriausybės pastangomis pasiekėm tokių ir tokių rezultatų. Ir finale tik tai gerų, aišku, rezultatų, kurie baigėsi, reiškia, anos santvarkos griuvimu. Tai tokie ir buvo rezultatai. Tai aš galiu pasakyti, nieko nesiskiria ir dabar, kadangi valstybinėme reguliavime, taip ir priežiūroje dalyvauja tam tikros institucijos, pradedant, reiškia, priežiūrą, toliau finansų ministerija reguliatorius, kaip minėjau, ir įstatymų leidėjas dalyvauja šitame, priima sprendimų šitame reikale. Taip, kad partijos ir vyriausybės, reiškia, pastangomis iš tikrųjų yra pasiekta šita situacija. Kodėl jinai pasiekta, tai čia yra jau kita kalba, be abejo, nepatirties, nesupratimo, nesidomėjimo, aišku, ir tam tikrų galbūt, kaip sakant, pavadinkim, užinteresuotų momentų tame privačių, aišku, yra.
šitame, ar ne, nevadinsiu, kad tai, sakykime, kriminaliniai ar kokie, bet, reiškia, mastai tam tikri, apie kuriuos mes dar pašnekėsim su jumis šiandien, visgi rodo, kad tai visiškai galimas veikimas prieš valstybę. Tai darant valstybei, konkrečiai Lietuvos Respublikai, pakankamai didelę žalą, pradedant finansinę, reiškia, žalą ir baigiant vartotojams, Lietuvos, reiškia, piliečiam. Taip pat yra žala socialinė. Dėl sveikatos klausimų, tai mes pakol kas tikrai nematome kažkokių labai jau rimtų, ypatingų neigiamų pasiekmių, kurių matyt kažkas tai laukia, bet jų nėra. Labiau aiškiai matosi, kad į socialinę pusę juda reikalai, nes sumos didėja, reiškia, labai didelių tempų. Kodėl jos didėja, kaip sakant, kai kam reikia aiškintis, o kai kam yra visiškai aišku, kodėl jos didėja, dėl tam tikrų ypatumų, aš jau minėjau, dėl milžiniško prieinamumo ir dėl tam tikrų, reiškia, galingumų pateikimo, koncentracijos, reiškia, tų paslaugų nuotoliniu būdu. Konkrečiai A kategorijos sektorius, kuris tikrai dominuoja labai stipriai. Tai dabar, jeigu pažiūrėti diagramą, kur jūs pateikėte, tai labai aiškiai vizualiai mes matome tame apskritime, ką mes turėjome ir ką mes turime šiandien. Akivaizdžiai. Tai apskritimas, reiškia, lygiai padvigubėjo, ne padvigubėjo, o patrigubėjo. Patrigubėjo tas apskritimas, reiškia, vartojimo masto pavydalu. Ir jame dominuoja tame, reiškia, toje diagramoje, tame apskritime aiškiai tamsios spalvos, tamsiai žalia spalva, tai reiškia didžiausios rizikos, taip. Ir šiandien tikrai matomai jau niekam, kas nors truputėlį, vos tiesiog, nėra daltonikas, sakykime, nėra, kaip sakant, kurčias ar kaip, tai aiškiai jau viskas matosi, bet tai jau yra pasekmė. Apie tai, kad taip gausis, buvo kalbama daug metų, bet, reiškia, reakcijos realiai nebuvo jokios, o buvo elgiamasi visiškai priešingai. Galima teikti, kad šioje kadencijoje, vadovaujant Tėvynės sąjungai krikščionims demokratams, nežiūrint jų tam tikrų sprendimų, pono Mykolo Majausko asmenyje, lošimų srity ir loterijų srityje tam tikrų kitų asmenų, pozityvo rasta labai mažai. Tai reikštų ne ką kitą, kad sprendimai buvo neteisingi. Ir tą mes matome. Jie nedavė laukto rezultato. Nedavė jokio laukto rezultato. Tokios tokelės šito jau, sakyčiau, besibaigiančioj kadencijoje. Kitoje dalyje mes kaip tik ir pakalbėsim, kodėl ir kaip valstybė negirdi signalų apie tas problemas, kurias jūs trumpai dabar apžvelgėt. Nacionalinio lošimų ir žaidimų verslo asociacija yra išleidusi savo žaliąją knygą. Mes dabar kalbam viename iš YouTube kanalų, Atverstos kortos, kur vėlgi daugiau nei 20 laidų jūs galite rasti. Apie tai kalbam apie įvairias lošimo paslaugų rinkos problemas, ydas. Asociacija kalba ir bando aiškinti tą problematiką, kuri nėra paprasta. Nes klaidos daromos valstybės politikoje, klaidos daromos reguliavime. Visa tai baigėsi atskirais sprendimais įgyvendinimo lygio, kurie vėlgi klaidingi arba neduoda laukiamą rezultatą. Mes dažnai girdim pažadus, kad tai padės vartotojams, kad tai padės valstybei. Rezultatai, kaip mes prieš tai aptarėm, eina priešinga linkme. Situacija rinkoje blogėja ir sprendimai, kurie priimami, jos netaiso, o priešingai tik tai ją blogina. Asociacija apie problemas rašo daugam. Tai pirmiausia, sprendimų priėmėjams Seime, kitaip tariant, politikams. Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija dar balandį pateikė informaciją Seimo valdybai, šakinių komitetų nariams, kitiems sprendimų priėmėjams informaciją apie valstybės ir visuomenės praradimus. Dėl netinkamų sprendimų, o gal kartais ir nusikalstamų, kuriuos atlieka specialistai, biurokratai, atsakingi pareigūnai, valstybė apskaičiuoja praradimus 100 milijonų eurų. Informuoja Finansų ministerijos vadovus. Informuoja lošimų priežiūros tarnybą, kitus rinkos lyderius, akademikus, mokslininkus, tyrėjus. Žiūrėsim,
kaip čia bus. Bet jeigu iš tikro, kaip sakant, būtų toks dalykas, kad nieko čia iš to nebūtų, nu tai galėčiau traktuoti, kad gyvenam kriminaliniai valstybėje, konkrečiai. Sakau tiesiai, viešai visiems. Tai būti negali. Tačiau rezultatai, nepaisant to, ar tai būtų Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas buvęs, ar dabartinis Mindaugas Lingė, ar kitų šakinių komitetų, komisijų nariai, sprendimai vis dėlto neseka problemų, sprendimai bando sukti arba dėlioti istoriją savaip. Rezultatas, kaip mes jau prieš tai paaiškinam, kategoriškai gal ir neskambėtų taip, tačiau labai artimas monopolio formavimui. Labai panašu, kad azartinių lošimų sektorėje formuojamas, kryptingai kuriamas monopolis, kurį reprezentuoja Top Sport. Loterijų rinkoje Olifėja kartu su Loto tokioje situacijoje faktiškai gyvena jau porą dešimtmečių. 3., 4. vietos loterijų organizatoriai užima labai minimalę, kelių procentų geriausiais laikais ribą. Tuo tarpu azartinių lošimų sektoriuje monopolis, Top Sport situacija dabar siejasi kažkur 60, 70, 75 iki 80 procentų ribose atskiruose lošimo rūšyse. Ką tai reiškia vartotojui, ką tai reiškia valstybei, mes kalbėjom ir kalbėsim dar toliau. Tačiau kuo tai pasireiškia konservatorių vadovaujamai koalicijai, kaip jie prie to prisidėjo, labai panašu, kad partija kryptingai prisidėjo prie tokios situacijos sukūrimo. Galima būtų sakyti, kad jie neišgirdo, mūsų pastangos informuoti buvo nepakankamos, nekryptingos, nepasiekė adresatų. Bet priešingai, visi pripažįsta, kad laiškai, laidos, informacija jos pasiekė. Iš tiesų, įstatymo projektas yra parengtas kartu su lošimų priežiūros tarnyba. Tačiau jau gerą pusmetį aš nedrįsau jo pristatyti Seimui, žinodamas agresyvų azartinių lošimų organizatorių lobizmą. Tai klausimas yra atviras. Kodėl tie klausimai, kodėl tos problemos nepastebimas, kodėl vis tiek ir toliau darbai formuoja monopolius. Ar monopolis lošimo paslaugų rinkoje kažkas išskirtinio? Ar tai natūrali situacija? Kai kas sako, kad tai valstybės sprendimas, valstybė gali apsispręsti ir nustatyti tokio žaidimo taisyklės, kokias mato reikalingas. Jeigu žiūrėtume į ekonomikos teoriją, monopolija tai situacija, kai paslaugos arba produkto teikėjas nustato sąlygas vartotojui ir vartotojai priversti rinktis tai, kas jam siūloma. Jeigu monopolį lošimo paslaugų rinkoje valdytų valstybė, valstybė kartu būtų ir tam tikras garantas, kad ji nepiknaudžiauja. Valstybė elgtųsi sąlyginai korektiškai, nustatytų saugumo ribas, rizikas ir taip toliau. Tuo tarpu, kai monopolis tiek loterijose, tiek azartinių lošimų sektorėje iš esmės yra privatus arba privačių akcininkų daugumos valdomas, kyla natūralus klausimas, kokie yra saugikliai, kaip valstybė imasi ir užtikrina, kad šis privatus monopolis nepiknaudžiautų savo dominuojančią padėtimi. Kaip mes jau prieš tai kalbėjom, augantis lošimo paslaugų vartojimas kartais milijardais eurų rodo priešingą situaciją. Vartotojai tampa maksimaliai išnaudojami, lošimo paslaugos virsta iš pramogos, virsta siekiu užsidirbti. Deja, realybėje to niekada nepavyksta. Tokį pasikeitimą rinkoje signalizuoja, atrodytų, ne tik tai ekspertai, bet ir patys vartotojai. Kai įvairūs tyrėjai klausia vartotojų, ką jie galvoja, kokios paskatos juos skatina lankytis ir lošti, naudotis lošimo paslaugomis. Paradoksas, tačiau viena iš pagrindinių dedamųjų yra siekis laimėti pinigų. O tai jau signalas, kad lošimai galimai yra tapę problema. Nes siekis laimėti pinigų negali, jokioje socialiai orientuotoje arba atsakingo lošimo rinkoje negali būti dominuojantis. Lošimų paslauga nėra būdas užsidirbti pinigų. Tai yra laisvalaikio praleidimo būdas. Jeigu didžiai daliai vartotojų lošimas tampa siekiu užsidirbti, iš esmės tai jau signalas, kad valstybės politika patyrė fiasko. Būtent tokią situaciją mes matom Lietuvoje, duomenys tą akivaizdžiai parodo.
Kas dar įdomiausia, netgi atsitraukę nuo vartotojų, žiūrėdami valstybės interesą, mes matom, kad valstybė patiria 100 milijonų eurų žalos. Arba kitaip tariant, net negauna tų pajamų, kurios turėtų atitekti į valstybės biudžetą, kurios turėtų būti skiriamos pažangių valstybių pavyzdžių sportui, kultūrai, menui remti. Didžiulės pinigų sumos. Mūsų skaičiavimais asociacija yra įvertinusi, kad per pastarosius metus, per 2015-2022 metus, valstybė negavo apie 260 milijonų eurų, kurie galėjo iš lošimų paslaugų sektoriaus pasiekti valstybės biudžetą, atitekti sportui, kultūrai, menui. Nejaugi politikams, verslui, valstybei, piliečiams neįdomus 250 milijonų eurų. Būtent tiek valstybė neteko, netinkamai reguliuodama lošimų paslaugų rinką. Asociacijos atstovų klausime, kokios reakcijos jie sulaukė iš valstybės vadovų. Ar ji buvo? Atskira tema – progresinių mokesčių netaikymas. Progresinio mokesčio modelio įvedimas Lietuvoje kasmet mums leistų surinkti apie 30-40 milijonų eurų papildomų pajamų. Jau pagal šių metų, pagal 22-23 metų rezultatus. Tai yra didžiulė suma, kuri vis auga, augant ir visai lošimo rinkai, didėjant ir augant vartojimui. Apie šią problematiką arba šią galimybę valstybei asociacija dar šių metų birželio mėnesį kreipėsi į Finansų ministeriją, į Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovus. Kol kas rezultato ir atgarsio nėra. Nors tuo pat metu valstybė deklaruoja ir siekia apie poreikį daryti mokesčių reformą, didinti mokesčius viduriniai klasiai, kitiems subjektams, tuo tarpu čia lošimų paslaugų rinkoje pasiekia milijonai, kažkodėl dabartinės valdančiosios daugumos nesudomina. Kokios priežastys? Na, galbūt gali būti kompetencijos stoka, galbūt politikai tiesiog nesuvokia šių galimybių. Jie galbūt neskaito asociacijos raštų ir nesugeba pamatyti galimybių. Antra galimybė, galbūt jie yra tiesiogiai suinteresuoti. Galbūt jie tiesiogiai gauna naudą iš vieno ar kito monopolio. Trečia galimybė, galbūt jie sąmoningai veikia prieš valstybę. Kuris iš šių variantų yra realybėje, yra teisėsaugos institucijų klausimas. Mūsų reikalas apie tai kalbėti ir atkreipti dėmesį.